Hmm. Hmm. Labą dieną. Nežinau, čia šiokių tokių pakeitimų įvyko, nes valdžia pareikalavo, kad pagal tvarkaraštį dirbtumėm, tai nebesinorėjo keisti visų tų paskaitų. Tai tiesiog dabar dirbsim pagal esamą tvarkaraštį. Bet šitą paskaitą vis tiek būtų galima ir teoriją kažkiek apžvelgti tuo pačiu, nepriklausomai ar čia pratybos parašyta ar ne. Tai aišku, norėtųsi daugiau gal iš jūsų pusės tada klausimų, konkrečiai apžvelgtumėm jūsų, būtent jūsų ten problemą spręstumėm daugiau. O teorija būtų grinai teorija, jau apie naują temą kažkokią eitumėm ir panašiai. Tai va, tai jūs pradėjo daryti kažką jau? Aš kažką pradėjau, bet kol kas dar pakankamai labai minimaliai dar neprisėdau taip gerai, kad kažką daryti. Bet kaip tik žadėjau šį savaitgalį prisėsti, tai žiūrėsiu, kaip man ten seksis. Supratau. Nes tada, jeigu nepradėjot, jūs galit, žiūrint pagal užduotis, iš karto pradėti kaip ir nuo 3 ir tuo pačiu atlikti tą 1-2 užduotį. Kad nereikėtų jums pradžiai sukurti be sąsajos, po to pridėti sąsajų. Tai bus daug lengviau iš tikrųjų, kur čia dabar yra. Nėra labai ten didelio skirtumo, nei kokių eiliškumų darom. Svarbu bent jau pagrindė vis tiek būtų kelti tą GitHub nuorodą, taip? Jo, įkelti jūs turite ten, o kaip darot jūsų reikalas jau čia. Galit ir projektą pradžiai pasidaryti, jeigu norit ten, arba kažkaip bandyti kombinuoti, kad projektas būtų ir praktinė tuo pačiu atlikta užduotis. Nes jūs iš esmės projektą jūs galit laisvai pasirenkant bet kokią temą, tai yra tą pačią temą naudoti projektui. Bet projektą norės, kad jūs keliese dirbtumėt ir aš planuoju turbūt vis tiek gal paruošti šabloną, kad būtų jums lengviau, nes vis tiek gal savarankiškai bus sunku išsiaiškinti ir gal kokį įrašą padarysiu, kaip pradėti visą tą Spring Boot MVC. Būtent. O šiaip yra jo, galima surasti ir medžiagas, iš tikrųjų įvedus šitą žodinį. Internete yra tie pavyzdžiai. Žinau, ar čia taip rodytų. Čia standartinė dokumentacija. Jo, bet čia gali būti šiek tiek bloka, nes čia yra nenuosekliai gal surašyta ir gal ne visi terminai girdėti. Tai aš tą patį bandysiu sukelti į video kokį trumpesnį, jeigu pavyks sutrumpinti. Tai čia yra su Maven turbūt. Jo.
Tai va, o grupė jūs turit kažkokią kolegos, kurie galėtų dirbti kartu? Prie projekto jūsų. O grupėmis tai čia po kiek žmonių? Nu, čia aš nežinau, kiek parašiau, dabar pažiūrėti reikia. Nuo 2 iki 4 buvo parašyta. Nu, tai... Tai susiskaidyti į grupės, aš manau, kad mes tikrai galim. Ne, čia skaidyti, nu kaip sako, čia jūs jau pasirinktinai. Jūsų teisė rinktis, su kuo jūs norit atlikti užduotį. Tai va. Tai aš nežinau, dabar reikėtų bent susiderinti, kad su kuo darot. Kad, vis tiek, iki kada jums ten sausio mėnesį bus dar 2 savaitės, neprisimenat. Man atrodo, kaip tik 2 savaitės bus. Jo, sausio mėnesį dar bus dar 2 savaitės. Tai aišku, būtų gerai iki švenčių bent tą grupę susirinkti, nežinau, kad jums patiems būtų lengviau po to atlikti užduotį. Nes čia teoriškai šita užduotis daugiau susipažinti su frameworku Springu arba Spring Boot. Tai daugiau orientuota būtent į tai bus. O Gradle Maven, nes, be tų sistemų iš esmės dirbti nėra tikslo. Tai Spring Boot pagal nutylėjimą jau naudosit vieną arba kitą. Tai aš galiu parašyti pas mus į Facebooką mūsų visų studentų grupę, kad visi susiskirstytų į 2-3 žmonių komandas ir tada, nežinau, gal užpildyti arba jums tiesiog, kad jūs laišką kažkaip. Šiaip man skirtumo nėra. Šitas turėjo vykti jau turbūt rugsėjo 1 dieną, teoriškai. Tai čia tiesiog skatinu, kad jūs nepamirštumėt, kad jums ir projektas yra dar. Kad jį privalot atlikti. Tai tiesiog. Tai va, o tada žvelgiant į tas užduotis, čia yra ne diagramą. Tai iš esmės, jeigu jūs nusipaišėt jau diagramą, jeigu ne, tai nupiešit, tada antra užduotis, iš esmės čia panaudoti tik tais jau vidinės bibliotekas. Tai comparable comparator, tai čia primityviai galite rasti net kurse aprašytą su pavyzdžiais, kur prieš tai rodžiau. Čia dabar ne čia nuėjau. Kur yra programavimas kalba Java L knyga, tai čia rastumėt kolekcijų karkasas. Ir kolekcijų karkasas būtent ir kalba tuo pačiu apie comparable ir comparator interfaces. Tai čia tikslas yra surikiuoti arba panaudoti tam tikrus filtrus šitų 2 karkasų. Tai va, tai šitą galime naudoti ir prie sąsajos taip pat vėliau įgyvendinti. Nebūtinai iš karto įgyvendinti funkcionalumą, po to sąsają. Jeigu dar nepradėjot, galite nuo grafinės sąsajos pradėti. Kolekcijos čia pagal nutylėjimą jūs naudosit. Neįsivaizduoju, kaip galima be masyvo. Šiuo atveju vietoj masyvo ar ne dinaminę struktūrą naudojam sąrašas. Tai be sąrašo turbūt neapsieisit bet kurioj programai. Exception irgi viską rasit iš tikrųjų čia. Čia net yra išimčių apdorojimo mechanizmas. Tai čia yra tas exception klasės. Ir apačioje rasit, kaip sukurti savo išimties tą klasę. Tai čia galima surasti, kaip savo tiesiog sukurti tą exception klasę. Ir tada, aišku, kai jūs kūrėt programą, norėtųsi, kad būtų objektiškai orientuota programa. Oi, čia Moodle šiek tiek iškraipa. Čia dabar. Tai va, tai objektiniam iš esmė visur vienoda. Kad yra paveldėjimas, yra abstrakčios klasės, interfeisai, kompozicija, enum žodis, static, geteriai, seteriai, konstruktoriai, toString metodas, tiesiog informacija apie objektą. Ir tada tiesiog numatyti duomenų validavimą kažkokį.
Tai va, tai čia antras etapas, diagramą turėtų, nežinau, IntelliJ IDEA leidžia pati generuoti. Jūs galite ir sugeneruotą parodyti jau programos diagramą arba patys vėl iš naujo nupiešti. Tai pirmoji užduotį jūs turėjote eskizą, tarkim, nėra kažkokių sąryšių ir panašiai, arba kažkas netiko, kai jūs pradėjot kodą rašyti, tai arba pašalinot. Antroji užduotį jau pateikėt savo galutinę diagramą. Tai yra jau nebe juodraštį, bet tą galutinę, kaip jūsų programa realiai atrodo. Tai IntelliJ IDEA Ultimate versija tą leidžia atlikti. Community versija neturi generavimo diagramų. Tai čia mes iš praeitos paskaitos turim ar net keletą tų klasių. Ir jūs, jeigu pažymėt, čia da pažymėt, taip, su dešiniu mygtuku galima pasirinkti diagrams ir show diagram tiesiog. Java class diagrams. Va. Tai jūs gaunate tą visą savo diagramą ir atsiskaitimai iš esmės galite tokią diagramą ir pateikti. Čia galima jungti metodus arba sąryšius kitus, kad rodytų šiek tiek plačiau, detaliau. Ir tos diagramos užtenka tiesiog atsiskaitimai. Arba kai atsiskaitinėsit, bent jau, kad galėtumėt parodyti per show diagram, pažymėję visas klases. Bent jau tiek, jeigu paveikslėlį pamiršit padaryti. Tai va, jeigu darot su IntelliJ IDEA ir Ultimate versija. Jeigu darot su kita įranga, iš tikrųjų turėtumėt tada jau kitų būdų ieškoti. Ar ranka piešti, ar programą naudoti, ar ten esančių kažkokių įskiepių naudotis. Tai va, tada perėjus prie trečios užduoties. Trečia užduotis yra tikslas panaudoti grafinę sąsają. Bet kokiu atveju aš tiek rekomenduoju naudoti grafinę sąsają JavaFX, bet jūs galite naudoti ir paprasčiausiai Swing biblioteką. Tai aš gal šiek tiek dar prie tos sąsajos sugrįšiu. JavaFixą pradėjom naudoti. Dešiniai pusėje pačioj knygoje turėtum rasti grafinę vartotojo sąsają. Nelabai matysis, kuo skiriasi. Tai sąsajos iš esmės yra pagrindinės AVT, Abstract Window Toolkit. Tai buvo standartinis įrankis, sukurtas Java kalba ir buvo tiesiog vadinama AVT biblioteka atskira grafinių komponentų, kurių buvo apie 13 tiktais. Mygtukas, tekstinis laukas ir taip toliau. Labai nedaug komponentų. Tai čia galima tą AVT atidaryti ir pažiūrėti, kaip atrodo įrankis. Šitas įrankis yra įdėtas NetBeans aplinkoje, jeigu jūs naudotumėt. Ir AVT iš tikrųjų yra šitie komponentai, kurie nurodyti. Label, Choice, Canvas, List, Awk, Button. Tai čia yra 6, 9, 11. Nežinau, gal dar kokį porą rastumėm kažkur kitur įdėti. Tai iš tikrųjų 11 komponentų, tie yra labai nedaug. Tam tikslui sukūrė daugiau grafinių elementų ir sukūrė biblioteką, atgal sugrįšiu, kuri vadinosi Standard Window Toolkit, SVT. Tai yra praplėtė senąją biblioteką ir prijungė, tai čia turim, SVT, atsiprašau, SVT bus analogas AVT, bet kūrė IBM kompanija ir būtent kūrė su Eclipse įrankiu, kaip atskirą grafinį įrankį su daug komponentų. Ženkliai daugiau, atsirado visokie Gface, pagražinti komponentai ir taip toliau. Tai SVT yra kaip ir analogas AVT, bet daug galingesnis, efektyvesnis ir naudojamas su Eclipse.
Tada prie AVT, kaip minėjau, praplėtė iki Swing bibliotekos. Ir galvoju, čia Swingo nėra nurodyta. JavaFix. Iš esmės, Swing biblioteka, galima tą patį AVT nueiti. Čia matom, Swing biblioteka papildė naujais komponentais. AVT turi ne vieną mažą grupę komponentų. Swingas turi konteinerius, controlsus, menu, Windows filters. Pridėjo labai daug komponentų. Tai išsprendė tą problemą dėl trūkumo įvairiausių grafinės sąsajos elementų ir tada galima ar ne kurti jau programas, kurios aišku pritaikytos cross-platform, tai yra ant visų sistemų veiks. Sukūrus vieną kartą naudosit visur, ant Maco, Linux ir kur norit. Ten, kur bus įdiegta Java JRE arba Java tas įrankis, leidžiantis paleis po to jūsų programą. Tai operacinė sistema iš tikrųjų nėra problema, nes Java orientuota į cross-platform sprendimą. Pats IntelliJ IDE yra sukurtas irgi su Java kalba. Viskas, ką matom, yra grinai iš Java sukurta sąsaja. Didžioji dalis įrankių taipogi yra bent jau IntelliJ arba JetBrains kompanijos irgi su Java kurtas, nes palaiko cross-platform, tai yra ir ant Maco, ir ant Linux veikia ir taip toliau. Tai dažniausiai desktop sprendimai šiais laikais yra kuriamos tik tais aplikacijas, programos, kurios, iš tikrųjų, webas jau stumia po truputį lauką tuos native įrankius, kad su Java kurtų, jau webą galima pasirinkti tam tikrus sprendimus, bet kol kas dar galima kurti ir desktop aplikacijas, naudojant Java, C# ir panašiai. Tai čia dažniausiai renkasi Java dėl cross-platform, tik dėl to. Kalbant apie grafinę sąsają. Jeigu pačią kalbą žiūrėti, Java daugiau orientuota turbūt į backendo pusę, nei frontendą, tai yra ta grafinė sąsaja galima sukurti, dėl to visi tie dizaineriai nėra taip mylimi ir prižiūrimi. Tai galima pastebėti, nes aišku, NetBeans, jau kiek čia 20 metų ar kiek jau čia ta sąsaja egzistuoja ir iš tikrųjų jinai nesikeičia, nes nėra tikslo keistis, komponentai nesikeičia, jie tie patys išlieka, bet jų nieks nepagražina, darbą nepaprastina, nes nėra tikslo tiesiog. Tada sukūrė ar ne naują gražų dalyką 2008 metais, tai JavaFX Oracle kompanija dabar perėjo į Glon kompaniją. Glon kompanijos rankas JavaFix. Tai jūs, kai bandot download JavaFix arba Java, pirmas, aišku, JavaFix pasiūlo atskirai atsisiųst ir tada antras yra Glon. Tai Glon tai ta kompanija, kuri prižiūri šitą įrankį. Tai va, šiaip yra Oracle įrankis. Tai visa dokumentacija, jeigu norit oficialią dokumentaciją matyti, tai iš tikrųjų reikėtų pasitikėti Oracle pateiktom, rekomendacijom, aprašymas ir panašiai. Tai jeigu ieškot, pavyzdžiui, komponentą, JavaFix, pavyzdžiui, mes galėsim įdėti JavaFix buvo koks ten chart, pie chart, pavyzdžiui. Tai kai jūs ieškat komponento, jūs galite rasti ir ne šaltinį. JavaFix tai būtent yra Oracle kompanijos, tai čia yra dokumentacija, kur yra tiksliausiai. Va, tai čia yra parodyta, kaip panaudoti skritulinę diagramą, pavyzdžiui. Tai bet čia yra panaudoti naudojant programiškai. Tik programiškai, jeigu mes naudojam JavaFX dizainerį, mes tą patį galim atlikti, bet šiek tiek
kitaip turėsim atlikti, nes komponentai iš karto yra inicijuoti. Tai va, čia galima panaudoti skritulinę diagramą. Jeigu reikia kitų komponentų, galima apie kiekvieną komponentą būtent surasti čia, arba aišku kitur galima irgi surasti dabar informacijos, kaip ir buvo Java 2s.com, kaip ir minėjau. Tai čia reikėtų ieškoti JavaFX turbūt. Pabandom paieškoti. JavaFX. How to. Ir čia yra daug komponentų, kuriuos galima apžvelgti. Ten text field ir pavyzdžiui, kaip tą mygtuką panaudoti. Tai čia būtent jau yra įvykiai įdėti su lambda expressionais. Tai todėl mes praeitą paskaitą ir žiūrėjom lambda expressionus, kad po to lengviau būtų aprašyti įvykį. Vietoj to, kad rašyti 6-7 eilutės bereikalingo teksto, jūs galite paduoti tiesiog funkciją tiesiogiai kaip lambda išraišką. Tai čia būtent su mygtukų actionais arba šiaip įvykiais susijusiais su tekstiniais laukeliais ar kitais komponentais. Tai va, tai čia galima rasti visus komponentus java2s.com. Arba įvedate į Google, rasit JavaFX Oracle pavyzdį ir pagal tai bandot realizuoti. Tai va, tai dabar žiūrint į tą sąsają, matom, ar net atsirado JavaFX. Tai JavaFX, kaip matom, aišku, tapo modernesnis įrankis. Jisai vadovaujasi MVC principu, kaip ir didžioji dalis frontend arba grafinės sąsajos programų turi tą MVC. Tai dažniausiai būna model yra duomenys, tai yra klasė jūsų Java kuriama. Tada yra view vaizdas, kuris, tai mūsų ta sąsaja. Šiuo atveju yra naudojamas XML failas arba fXML failas, būtent dizaineriui atvaizduoti komponentus. Kad tie komponentai taptų gyvi, naudojamas controller klasė. Ir ta controller klasė leidžia jums kontroliuoti kiekvieną komponentą esantį XML failę. Tai va, tai principas labai primityvus, daug patogiau valdyti viską. Aišku, čia turim dizainerį atskirą, scene builder vadinamą, neintegruota į aplinką, bet kaip atskirą įrankį. Ir JavaFix iš esmės iki 11 versijos buvo kartu su standartinė biblioteka, tai yra Java SDK, kai siųsdavot, jūs turėtume turėti tą JavaFX. Tai viskas atsirado nuo 7 versijos iki 11. Panaudojo, po to sako nereikia, nes ne visi kūrė frontendą, kam bereikalingai inkludinti nereikalingą tekstą. Tai va, tai tada, kai vyksta šitas pokytis, jūs privalot atskirai siųstis JavaFX. Tai čia yra siūloma atsisiųsti naujausią release SDK, jį pridėti rankiniu būdu ir panašiai, kas nėra taip patogu. Tai dėl to aš praeitą paskaitą rodžiau, kad yra Gradle arba Maven įrankis, kuris turi net sukurtą vadinamą pluginą. Plugins reikalingi tam, kad paspartinti jums darbą, nereikėtų papildomai konfigūruoti arba, kaip matom, application pridėjus jūs galite gauti komandą run, kuri paleidžia kaip programą jau. Tai pagalbininkas, kuris prideda jūsų SDK teoriškai. Vietoj to, kad jūs rankiniu būdu dėtumėt atsisiuntę šitą SDK failą į savo projektą arba į savo lokalią mašiną ir panašiai, jūs pridedat šitą pluginą, čia nuoroda tiesiog iki plugino ir tada nurodom ten
konfiguraciją to plugino ir automatiškai jūs galite atsiųsti arba jums atsiunčia šitą JavaFX biblioteką. Kaip matom, čia gaunam daug komponentų, 11 versija. Jeigu būtų 12 versija, pavyzdžiui, jums nereikėtų iš naujo siųsti SDK iš, pavyzdžiui, čia atsirado ar ne 15, tarkim, versija. Tai jūs tiesiog Gradle pakeičia 12, spaudžiat refreshą, palaukit, kol subildins. Tai va, matom, kažkas vyksta, siunčia. Ir vietoj 11 versijos tapo 12 versija. Jeigu reikia vėl 11, paliekam vėl 11 versiją. Tai teoriškai jūs gaunat 100% užtikrinat, kad turit viską, ko reikia, visus dependency, ir tuo pačiu galite nesunkiai keisti versijas ir panašiai. Tai neturint Gradle, tai jūs grįžtumėt į akmens amžių ir tektų rankiniu būdu viską daryti. Tai yra priimtina, aišku, rankiniu būdu daryti, jeigu jūs norite lokaliai turėti išsaugotą SDK. Tai nėra draudžiama. Bet jeigu paprastumo dėlei noriu sukurti JavaFX projektą, panaudoju pluginą. Daug paprasčiau. Tai va, o application pluginas teoriškai leidžia pridėti main class šitą pavadinimą ir paleisti tą, kaip programą padaryti kaip vykdomąją. Būtent ID application. Va. Dėl vienos eilutės teoriškai pluginas. Bet jis automatiškai sukuria jums Gradle run, tai yra kaip programos paleidimą. Vietoj to, kad eitumėt edit configurations, rinktumėtės, pavyzdžiui, plus ir tam tikrą konfiguraciją. Tai jums automatiškai padaro application kaip JavaFX paleidžiamą programą. Tai iš esmės tas JavaFix'as, kaip matom, atsirado daugiau komponentų. Galima naudoti CSS stilių apkarpytą, pritaikytą JavaFix'ui. Kiekvieną komponentą galima aprašyti skirtingą stilių ir po to vos realiu laiku ar net paspaudus mygtuką keisti visiškai stilių. Turėjot vieną, pakeitėt visiškai kitą. Tai ne tik spalva, gali komponentai, dydis skirtis, pozicija ir taip toliau. Tai čia yra pavyzdys, kaip tai padaryti. Canvas ir čia turim stilių. Tai va, galima prašyti kaip tokį CSS stilius yra webe, o čia yra FX CSS. Toks teoriškai tas pats CSS. Tai va, tai čia aprašys su šituo prefiksu mes aprašome tuos elemento stilius. Tai button, jisai button ir yra button, pagal kaip pavadinimas yra JavaFix'e, taip ir stiliui aprašom kaip klasę. Ir galima tiesiog nurodyti kiekvienam elementui atskirą klasę. Ir automatiškai pakeičia tą stilių. Daug moderniau ir paprasčiau ir labiau orientuota į web technologijas. Nes prieš tai esančios sąsajos to neturėjo, tos galimybės neturėjo. Tai CSS iš tikrųjų pagelbsti daug greičiau ar nesukurti kažkokį pagražinimą. Tai JavaFix'as leidžia naudoti ir CSS. Va, o čia buvo kaip užkrauti tą CSS failą. Dabar, kuriant programą, jūs visą laiką ar ne, kaip ir įkėliau, neprisimenu, ten turbūt įkėliau tą nuorodą, tik to failo. Turite pridėti pluginus 2, ID application ir org.jfx, jeigu naudojat Gradle.
tada Java fix bloką. Toks koks čia yra ir main klasę nurodot. Kai nurodot main klasę, tada galite pereiti prie darbo. Toliau, tai kuriant grafinę sąsają mes jau kūrėm main UI, tai bus tiesiog mainas grafiniai sąsajai. Ir mes iš esmės čia aprašėm tokį mini kodo fragmentą, kuris užkrauna XML failą. Pirma eilutė skirta užkrauti XML failą, kurį turėtumėm talpinti resources katalogį. Antra eilutė scene, sukuriam naują langą, kurio dydis 800x640 pikseliais. Į tą sceną užkraunam root, tai yra XML failą. Tai teoriškai į langą įterpiam XML, kuris buvo kuriamas per dizainerį. Tai atidarom su Scene Builderiu. Tai čia mes turim dizainerį, tai šitą langą užkrauna į mūsų tą sceną vadinamą. Tada yra stage. Scena ir stage labai du giminingi žodžiai, iš tikrųjų. Tai teoriškai čia galima sakyti langas, o čia scenų gali būti kelios, o stage'as, tarkim, yra vienas. Tai turime ar ne kažkokią koncertų salę ir turime kelias patalpas. Tai toj koncertų salėje gali būti kelios scenos. Nes kai jūs turit grafinę sąsają, iš esmės jūs turit keletą langų. Turit vieną langą, turit kitą langą ir taip toliau. Tai čia tiesiog atidarot kitą langą. Ir tame lange gali būti kitas komponentas arba kitas elementas sąsajos. Tai va, tai čia tiesiog title, scene ir stage show. Tiesiog parodom tą savo pagrindinį langą. Daugiau iš sąsajos, iš tikrųjų, ką žinau, tai turim mainą, teoriškai užtenka ir vieno jūsų užduočiai šito XML failo. Galima daugiau, aišku, jeigu noras bus. Tada main controlleris. Šitas daiktas atsiranda dažniausiai paskutinis, kai jūs susidedat komponentus. Čia, pavyzdžiui. Tai aš dar įdėsiu PyChart, pavyzdžiui, komponentą. Šiaip pažiūrėsim, kaip užkrauti. Čia kažkokia skritulinė diagrama, pavyzdžiui. Tada, ką reikia žinoti, iš esmės žinoti, kad yra properties, nustatymai susiję su stilium ir panašiai. Tada turime layout išdėstymą. Constraintai vadinami, kurie prilipdo prie tam tikros pozicijos jūsų komponentą. Tai reiškia 400 nuo kairės, nuo viršaus 86. Tai jūs galite kontroliuoti net poziciją, kokiu atstumu bus tie komponentai išdėstyti. Tai reiškia, bus fiksuota vieta. Ir tie komponentai nesikeis. Čia galim pastumti šoną, kad vietos būtų daugiau. Kažkaip. Turim čia savo komponentą tam tikroje pozicijoje. Galime dėti dar kokį mygtuką. Tai tiesiog. Mygtukui galima uždėti įvykį dviem būdais. Galima sukurti ID. Pavyzdžiui, čia bus click arba ne, generate PyChart. PyChart data. Tiesiog turiu pavadinimą generate PyChart data. Čia galima defaultinį įvykį on action naudoti ir šičia. Galima turėti mygtuko ID, uždėti savarankišką įvykį,
arba galima prašyti įvykį čia pasirinkti iš aibės kitų įvykių. Tai tiesiog pasakyti ar ne, paspausti, užpildyti skritulinę diagramą, pavyzdžiui. Tai čia reiškia, kad bus sukurtas metodas ar funkcija, kuri bus tokio pavadinimo ir jinai suveiks, kai paspausit mygtuką. Mygtuko pavadinimas turėtų būti prie properties. Dydis gali būti didesnis. Gerai, 3,7. Tada, kur tas tekstas? Double kliką galima. Tai čia bus generate, ką nors. Generuoti diagramos duomenis. Nesvarbu, ilgas mygtukas. Tai va, tai jinai turi du. Jinai turi code dalį, ID ir turi action. Tai jūs, kai sudedat ar ne elementus, tada jūs galite pažiūrėti per View, Show, Sample, Controller, Skeleton. Tai čia atsiranda nauji įvykiai. Užpildyti skritulinę diagramą. Čia kito būdo nėra sukurto. Jūs privalot rankiniu būdu patys įdėti tą įvykį naują sukurtą. Aišku, turėtų viskas vykti pradžiai sudedam sąsają, po to nukopijuojam kontrolerio kodą. Šitas naujas mygtukas. Ne čia. Tada naują mygtuką pridedam savo. Buvo button generate pie chart data. Tai jeigu kurtumėt nuosekliai, tai yra sukurtumėt pradžiai sąsąją, sudėstot visą, tada pažiūrit View, Show, Skeleton, Controller, visi įvykiai nukopijuojat, teoriškai galit net visą kontrolerį kopijuoti ir perkeliat į controller klasę. Tada, kai išsaugo čia, jūs automatiškai atnaujinat XML failą esantį resursų katalogą. Ir čia jau atsiranda visi komponentai. Va, užpildyti skritulinę diagramą, pavyzdžiui, o ne action. Kai atsiranda viskas, jūs tada galite Ernesto controller klase pradėti dirbti. Tai pradžiai rekomenduoju, kad mažiau maišaties būtų. Sukuriat realiai sąsąją, kaip norit, kad atrodytų viskas. Apmąstot, kaip tie komponentai vienas su kitu sąveikaus, tarkim. Ir tada susikuriat ar ne ID kiekvienam komponentui, kurį norėsit valdyti. ID dažniausiai reikalingas tam, kad po to išgauti kažkokią informaciją iš to komponento. Pavyzdžiui, mygtukas gali ir neturėti ID. Galima užtekti ir action sukurti arba eventą. Skritulinę diagramą matom, pamiršom, reikėtų kažkokį turėti. Skritulinė diagrama, pavyzdžiui, kintamai. Šitą galima file save išsaugojus nukopijuoti. Čia neleidžia kažkodėl taip. Ctrl+C nebent. Ir aprašyti patiems, arba vėl eiti View, Show, Sample, Controller, Skeleton ir susirasti tą skritulinę diagramą kintamai. Tai tą kintamai tiesiog įdėti ir yra naudojama anotacija, kuri pažymi, kad tai yra fxml failo teoriškai sujungia su XML failu jūsų šitą skritulinę diagramą kintamai. Jeigu jūs šitą nutrintumėt, jums tada neveiktų sąsaja, tas komponentas būtų nesąsajos. Jeigu šitas pavadinimas nesutaptų, jūsų XML faile išmestų klaidą. Čia raudonai nerodo kažkodėl gaila. Čia rodo, kad
nepasiekiama nuoroda, kad neegzistuoja skritulinė diagrama ID. Tai reiškia, kontroleris yra surištas su XML failu. Tai jisai turi sutapti pavadinimas su XML faile esančiu pavadinimu. Jeigu jisai nesutaps, jums komponentą valdyti negalėsit ir neveiks tam tikri dalykai. Dabar skirtumas nuo įprasto sąrašo. Pavyzdžiui, jeigu aš noriu užpildyti skritulinę diagramą ir panašiai, yra naudojami vadinamas design patternas. Čia turim pie chart. Kaip čia dabar, elgsenos kūrimo šablonas, kuris reaguoja į duomenų pasikeitimus. Jeigu jūs ištrinat elementą, jis automatiškai atnaujina. Jeigu pridedat, iš karto atsinaujina. Tai visa sąsaja yra orientuota į tai, kad jeigu turit sąrašą, turit bet ką, yra stebima. Tai kiekvienas pakeitimas yra atvaizduojamas realiu laiku. Tai observer design patternas būtent tą ir padaro. Tai todėl vietoj sąrašo įprasto kūriamas yra observable list. Tai čia kita klasė, kuri yra būtent automatiškai atsinaujinantis sąrašas. Dabar iš čia, ką mes galim pasiskolinti. Mes galime į chartą šitą nukopijuoti eilutę. Iš tikrųjų daugiau čia nereikės scene, stage ir taip toliau. Ir pasinaudoti skritulinė diagrama kintamoji, kai bus mūsų pie chart komponentas. Vietoj to, kad kurtumėm naują pie chart, mes jo nekursime, mes tiesiog panaudosim jau sukurtą, nes mūsų yra sukurtas kintamasis čia, arba objektas pie chart. Tada turim funkciją užpildyti skritulinę diagramą. Paleidžiam, pažiūrim, ar veikia. Tai va. Užpildyti skritulinę diagramą teoriškai yra mygtuko įvykis generuoti diagramos duomenis čia. Šitas. Čia matom keičiasi, buvom padarę kažką. Čia galima datą, po to datą pasiekti. Generuoti neveikia. Ne? Tai šitas įvykis yra būtent šitas. Tai pabandom realizuoti žinutę. Show Java Option Pane yra iš kitos grafinės sąsajos bibliotekos, kurie atvaizduoja dialogo langą arba message boxą. Tai tiesiog patikrinimai veikia. Tai čia aš tiesiog noriu patikrinti, ar tas mygtukas iš tikrųjų yra šitas, kuris generuoti diagramos duomenis. Užlūžo. Labai įdomu. Java Pane Show Message Dialog. Null veikia. Bandom iš naujo paleis, pažiūrėsim. Per greit paleidom turbūt. Tai va, tai paspaudus įvykį išmeta message boxą, veikia. Tai reiškia, šitas įvykis yra mūsų tas mygtukas generuoti diagramos duomenis. Tai dabar nukopijavau šitą sąrašą. Patį sąrašą iš tikrųjų galima iškelti į viršų. Ne kad paspaudimą generuotų, o tiesiog viršuje kažkur duomenis. Tai įdedu čia, pavyzdžiui. Galima kurti atskirą klasę, kuri užkrautų duomenis. Tai aš tiesiog paprastumo dėliai panaudoju tą sąrašą. Tai dabar matom yra pie chart data skirstoma į du. String ir value. Tai čia vadinos galima įdėti tik tais stringą ir double reikšmę. Jo, double reikšmę. Tai skritulinė diagrama būtent iš to sudaryta. Tai jūs teoriškai galite paduoti bet kokius duomenis, galite sukurti objektą savo ir į tą objektą paduoti tam tikrus komponentus. Tai va, tai turim tą vadinamą observable list, kuris bus atnaujinamas realiu laiku.
PyChart data, FX collections ir taip toliau. Tai mūsų tikslas yra PyChart data. Čia yra mūsų sąrašo pavadinimas. Galima PyChart data list parašyti, kad aiškiau būtų. Data list ir tada grįžtam prie savo užpildyti skritulinę diagramą. Dabar yra kairiai pusėje kūriama, ar ne, PyChart. Mes jau turime tai. Ir čia kai kuriam inicijuojam su PyChart data list. Tai čia teoriškai sukuria diagramą skritulinę ir užkrauna tą sąrašą. Kadangi mes turime skritulinę diagramą iš anksto nupieštą, tai yra čia grafiniai sąsojai, tai mes galim pasiekti skritulinę diagramą kintamai ir taškas set data. Va. Tai set data, kaip matom, gali priimti tik tais observable list sudaryta iš data. Nu, šiuo atveju mes turime tą sąrašą sukurtą iš PyChart data list. Tai va, vietoj šito, kad kurt naują elementą, čia jeigu programiškai kurtumėt sąsają, mes naudojam fxml ir skritulinę diagramą pridedam tą sąrašą. Čia galima pavadinti skritulinę diagramą, uždėti sąrašą. Nežinau, čia kas čia vaisiai. Tai va, viso dvi eilutės tiesiog duomenim užkrauti. Čia yra sąrašas sudarytas jau iš anksto paruoštas. Aišku, galima turėti tuščią sąrašą ir po to jį pildyti. Tai čia, jeigu reikėtų duomenis pildyti, aš parodysiu, kaip po to pildom duomenis. Dabar paspaudus generuoti diagramos duomenis, jūs iš karto sugeneruojat pradinį vaizdą. Grapefruit, orange, plums, pears, apples. Jisai parodo labelą pagal nutylėjimą, uždeda animaciją defaultinę ir procentaliai suskaido į skritulinę diagramą. Tai teoriškai jums nereikia jokių čia, dabar aišku nematysim pokyčių, nes nieko nepridedam. Dabar pagalvojus taip, jeigu aš turiu programą ir dažniausiai paleidus programą aš noriu matyti vaizdą. Tai kaip matom, mes šito nepadarėm. Kad šitą matyti vaizdą, mes galime atlikti kitą tokią funkciją specifinę, inicijuoti duomenis prieš užkraunant grafinę sąsają. Prieš užkraunant grafinę sąsają reikia žinoti vienintelį dalyką, kad controller klasė gali paveldėti initializable interface. Implements initializable interface. Vienintelis, kurį reikia žinoti dirbant su grafinė sąsaja. Ir jisai turi implement methods vienintelį metodą initialize. Va. Tai čia teoriškai yra užkraunama viskas prieš grafinės sąsajos paleidimą. Nu, teoriškai konfiguracija. Tai vietoj šito mygtuko paspaudimo aš skritulinę diagramą įkišu į initialize metodą ir kai paleidžiu funkciją, gaunu iškart diagramą su rezultatais. Aišku, vaizdas daug geresnis, nes jūs nereikia paspausti mygtuko, kad matyti rezultatą. Tada mygtuko paspaudimas galėtų būti papildymai naujų vaisių. Jeigu turėjome paprastą, pavyzdžiui, list, nesvarbu čia string, list lygu new array list. Va. Jeigu mes mokame dirbti su listu, list add ir įdėti ar ne komponentą, pavyzdžiui, labas, tai mes lygiai taip pat galim mokėti dirbti ir su kitu sąrašu, kurio tipas yra observable list.
PyChart data list ir galima ką padaryti. Stream sorted, add all, add filtered. Galima, kaip matom, ir filtrus nurodyti net. Tai šitas sąrašas teoriškai yra daug galingesnis, jis turi daugiau funkcijų negu įprastinis su add. Matom, galima ir listenerį uždėti, kad paspaudus ant tam tikro elementų kažkas įvyktų ir panašiai. Tai mes naudosim paprasčiausią add. Tai čia matoma ta comparator, jeigu reikiuot norėtumėm. Add, pridėti elementą. Tai kad pridėti elementą, ką man reikia atlikti? Perduoti indeksą ir elementą arba datą. Tai kad sukurti objektą, lengviausias būdas yra tiesiog new data. Tai tas data šiuo atveju yra PyChart data. Tai čia paduoda, pavyzdžiui, labas, arba ne, kokia avietė, lietuviškai, jeigu vaisiai, ir tada 25,4. Tai va, tai dabar kas įvyksta šitoj vietoj, mes į savo sąrašą įdedam naują elementą. Kai turime observable sąrašą, mes šitą matome realiu laiku. Nu ir kiekvieną kartą dedant, aišku, jums automatiškai daugėja elementų ir be abejo atsiranda ir legenda. Šiuo atveju labai, kaip sako, sugadintum tą diagramą. Tai čia jau reikėtų apmastyti iš tikrųjų, ar galima tų elementų tiek įdėti. Va, padaryti clear kažkokį ir panašiai. Čia galima, pavyzdžiui, padaryti random kažkokį skaičių. New random. Pavyzdžiui, next double. Ir pažiūrėti, kas gausis. Nu, su double, kaip sako, liūdna, nes labai maži skaičiai. Va, galim pamatyti teoriškai, kas tas random double. Tai čia turbūt reikėtų formulės, kart 100 kokį padaryti. Pažiūrim. Nu va, kart 100 šiek tiek jau gražiau. Tai teoriškai next double sugeneruoja 0,000 labai didelį mažą skaičių ir padauginam iš 100. Tai tiesiog dėl to gaunas didesnį, mažesnį ir panašiai. Tai va, tai ta animacija yra defaultinė ir jinai automatiškai atsiranda. Tai šitą diagramą, aišku, galima apmastyti, kaip jinai generuojama yra, čia gal galutinis rezultatas turėtų būti ir panašiai, bet jūs galite perduoti ir objektų informaciją. Kad ir pavyzdžiui turėjom ką čia kelionę keliauti, nelabai čia buvo. Pavyzdžiui, turim kažkokį naują objektą su dviem laukais, ar ne, string ir kainos. Kaip čia dabar pavadinti? Prekė. Gerai, prekė vadinam. Prekė turi int kainą ir turi string pavadinimas. Ir taipogi galėtų turėti daugiau tų parametrų. Nesvarbu, gali būti int id, int, string aprašymas. Nu, tiesiog turim daug laukų. Sukuriam konstruktorių. Konstruktorių kursim, nu gerai, su visais laukais. Tada sukuriam tuos vadinamus geterius. Getter.
get ID, get pavadinimas. Ir teoriškai to gal ir užteks. Tai va, jeigu turit prekes, pavyzdžiui, tai jūsų atveju jūs kažkur tarkim prekes inicijuojam čia. Nežinau, nu gerai, kūrėm, paspaudus mygtuką, kūrėm prekę. New prekę, ID, prašymas. Nežinau, čia reikėtų prekę sugalvoti kažkokią. Išmanusis sprendimas jūsų kasdienybei. Nu, tarkim, kažkoks aprašymas, kaina ten 200. Insert išjungti 240 ir tada pavadinimas bus, nežinau, koks fotelis. Arba, nežinau, smart fotelis. Nu tai va, tai turime įprastą objektinio objektą prekė. Tai jūs iš esmės galite lygiai tą patį daryti, perdodant ir prekę .get aprašymą. Čia paduodu prekę .get kaina. Kaina turėtų būti double turbūt. Čia trūksta skliausto. Tai viskas gerai, čia tinka ir taip. Šiaip aišku double reikėtų turbūt. Kurti būtų paprasčiau. Dabar įdedam objektą, tai teoriškai nieks nepasikeitė. Mes tiesiog įdėsim savo išmanus sprendimas jūsų kasdienybė. Tai reikėtų ne aprašymas, o get pavadinimas. Va, smart fotelis, kaina tokia. Tai teoriškai reikėtų apmastyti iš tos pusės, kaip ta diagrama yra sugeneruojama, nes tokią interaktyvią diagramą daryti reikėtų svarstyti ant paspaudimo, kiekvieną elementą fiksuoti ir panašiai, ten ištrinti, dar kažką daryti panašiai. Tai čia tiesiog, jeigu turit diagramą skirtulinę, ją panaudoti nėra taip sudėtinga. Tada mes čia turime dar kalendorių. Kalendorių duomenis gauti teoriškai irgi nėra sunku. Tai dabar mygtuką paspaudus, kurį, pavyzdžiui, šitą mygtuką paspaudus, button. Tai aš galiu inicijuoti tą įvykį, jeigu aš, pavyzdžiui, pamiršau sukurti atskirą action savo sąsajoj, bet turiu ID. Vietoj mygtukas paspaustas, aš galiu aprašyti button įvykį. Tai aš initialize daly galiu nuėjęs aprašyti tą įvykį. Button, add action listener arba set on action. Va. Tai čia yra tas parametras set on action, tai lygiai tas pats, kas čia būtų action event. Event handleris. Tai teoriškai, jeigu turite lambda expressionus, jums nereikia kurti to event handlerio. Va. Tai čia jeigu turėtumėm Java iki 1.8 versijos, tai jūs šitą mygtuką įvykį prašyti turėtume taip new event handler ir tą anoniminę klasę handle aprašyti įvykį. Ir net, pavyzdžiui, Java option pane.
show message dialog, null, čia kad nėra komponento, į message boxą nėra integruotas dar kažkoks kitas komponentas. Kad message boxas nėra integruotas į kitą komponentą. Čia yra parent component. Galėtume message boxą įkišti į kitą message boxą, pavyzdžiui, ir panašiai. Tai čia ta prasme, null, kad nėra. Tada žinutė bus mūsų data. Data bus paimta iš šiuo atveju color picker, date picker. Date pickeris. Date picker turi krūvą funkcijų. Get value. Get value gaunam local date. Ne? Galima, ką čia dar rasti, daug kitų funkcijų. Formatą galima nurodyti, kaip atvaizduoti get day of month, get day of week, get date of year, get era ir panašiai. Tai yra daug funkcijų, visos susijęs su datom. Tas date pickeris leidžia tą get value paimti. Get value grąžins lokalų laiką. Paleidus šitą programą, mes dabar spausime mygtuko šitą įvykį. Pažiūrėti, ar veikia. Veikia, tuščia. Problema kame, kad datos nėra nurodyti. Tai jeigu nurodom datą, kad ir šiandien, spaudžiam button, gaunam datą šiandienos. Ir čia tiesiog, kad gaunam ar ne duomenis tos datos. Kaip tos duomenis naudoja, tai čia jūsų reikalas yra. Į date pickeris kaip objektas, teoriškai objektiniam ar ne, tai lengviausia suprasti. Kiekvienas objektas turi savo funkciją, savo parametrus ir panašiai. Tai jūs galite daryti bet ką su tuo date pickeriu. Prasme, ir automatiškai valdyti, programiškai valdyti, ir fiksuoti, žymėti, spalvinti, keisti viršuj, mėnesius, metus ir panašiai. Tai begalę dalykų galima atlikti su šituo date picker objektu. Tada, aišku, jeigu date pickeris null ir jūs gauna tokią elgseną, čia iš tikrųjų duomenų validavimo nėra. Užduoty buvo parašyta pas jūs, kad reikėtų. Užduotyje buvo nurodyta duomenų validacija. Dabar galvoju, kur čia yra vaizdavimai, turbūt antroje užduotyje. Einam antrą užduotį. Numatyti duomenų validavimą. Tai ta užduotį privaloma, tai reiškia, kad kur turite inputą kažkokį, arba, šiuo atveju inputas čia ir buvo date pickeris, kuris yra tuščias. Du sprendimai. Arba padaryti, kad būtų netuščias, tai yra date pickerį užsetint value kažkokią. Vos ne, kad būtų date picker set value new local date. Aš nežinau, ar čia leis. Kaip datą sukurt. O jeigu new date, get local date. Ok, new local date. Žiūrim, kas tada yra. Year, month, day of month. Ok. 2000. Insert išjungti reikia kažkaip čia, susižaidėm. Gerai, 2020. Tada mėno. Gerai, 10 paliekam, 12. Šiandien 11 mėno. Skliaustelis. Ko dar reikia?
Local date has private access in Java. Kaip local data sukurti tada? Ok, tada pažiūrime Java fixed date picker. Java fixed date picker set value. Date picker to local date. Nejaugi taip. Get local. Lengviausias būdas get value, nesuveiks. Local date now. Nes čia turbūt yra kaip private access. Local date now. Žodžiu, yra final klasė. Tai va, kaip matom, public final class, tai aš negalėjau nesukurti jokių kintamųjų. Čia yra tiesiog funkcijos, kurios grąžina naudojant time biblioteką tam tikrus parametrus ar rezultatus. Main controller. Local date ir galima daugiau informacijos gauti. Tai aš date pickerį uždedu dabartinę datą. Va, kaip matom čia ir tada jau spaudžiant šitą mygtuką aš gaunu datą. Tai čia vienintelis būdas, kaip išspręsti problemą, nebent uždėti local date. Tada, aišku, validacija turėjo omeny tai, kad if date picker get value lygu null, tada tiesiog turėtų išmest pranešimą, kad data neegzistuoja arba data nėra pasirinkta. Else tiesiog uždedam ar ne savo date pickerį, tada aš aišku galėčiau ir neužsetint laiko, paleidus programą, tai parašyti ar ne data nėra pasirinkta. Tai šiuo atveju tai būtų duomenų validacija. Kai jau pasirenku ar ne datą, tada rašau datą. Viskas tvarkoja. Tai va, o šitas sprendimas iš tikrųjų tai nėra validacija. Tai aišku, sprendžia problemą dėl duomenų validavimo, nes jūs negausit problemą, gausit datą kažkokią. Bet šitas if statementas tai irgi gali egzistuoti. Patikrinimai, jeigu ta data būtų tuščia arba ta data nebūtų atitinkančio formato. Tai čia reikėtų papildomą tikrinimo, kad ar teisinga data, nes jūs galite ar neįrašyti bet ką. Va. Tai čia jeigu bet ką įrašot, kad jūs negautumėt kažkokių nesąmonių. Tai tiesiog galima tikrinti ir taip, ta validacija kažkokia, jeigu yra inputas, turėtų būti validuojama. Dabar einant prie lambda expressionų, vietoj šito griozdo, new event handler, jeigu neturėtum šito if statemento, jūs galėtumėte tiesiog rašyti lambda expression. Lambda, kaip prisimenat, kairėje pusėje yra parametrai, kadangi į šitas interfeiso metodas turėjo tik vieną parametrą,
Tai reiškia, aš pasirenku, šitą ištrinam ir tada trinam šitą. Pasirenku tą vieną parametrą raidį. Ir tada dešiniai pusėje prašau funkciją. Pavyzdžiui, Java option pane, show message dialog ir tada nurodau null, hello. Tai vietoj to, kad rašyčiau ar net 6 eilutės dėl vieno išvedimo hello ar tiesiog informaciją, kad ir tą patį galim date picker get value palikti, aš galiu aprašyti per vieną eilutę. Tai čia yra nuo Java 8 versijos Lambda expression. Dabar jeigu nurodau datą, aš tiesiog gaunu tą pačią datą. Tai va, jeigu naudojat kelias eilutės, jūs galite prašyti tą kodą, lygiai taip pat kaip prieš tai aš Ctrl+V įmetu į šitą vietą, tik tais reikia dėti begin end simbolį. Galima ir taip paprašyti. Va. Nėra, data nepasirinkta, lygiai taip pat veiks. Tada dar vienas pastebėjimas toks, kad jeigu naudojat Lambda expressionus, jūs privalot naudoti vienos eilutės aprašymą. Nes Lambda tikslas ir buvo padaryti viskas talpinti vieną eilutę. Tai kaip mes tą galime išspręsti? Vienintelis būdas sukurti funkciją atskirą. Kad sukurti atskirą funkciją iš šito bloko, mes galime pažymėti kodo gabalą, dešinį mygtuką, pasirinkti refactor, tada extract method, arba Ctrl+Alt+M tą patį atliktų, ir pasirinkti, iš tikrųjų private gali būti vardas, kurio pavadinimas, nežinau, validate, date picker, tarkim. Tiesiog. Tai va, čia matom rezultatą, kaip ta funkcija atrodys. Ir galima pridėti parametrus, jeigu reikia. Kadangi parametrų nebuvo, tai mes tiesiog refactor. Ir jums automatiškai yra iškeliamas kodas į funkciją. Ta, kurį pažymėjot, sukurta atskira funkcija validate date picker. Ir tada, aišku, nebereik šitų skliaustelių net. Jūs galit tiesiogiai į vieną eilutę viską sukišti. Toks panaudojimas Lambda expression yra teisingas. Aišku, čia yra nerašyta taisyklė arba, net nežinau kaip čia pasakyti, čia yra neprivaloma to laikytis, bet programuotojai rekomenduoja šitą taisyklę laikytis, kad jeigu yra Lambda expressionas, jis turėtų būti nesudėtingas. Tai yra vienos eilutės yra idealiausias atvejis. Vietoj to, kad rašyti visą tekstą, jūs galite iškviesti funkciją ir po to paskaityti, jeigu jums įdomu, validate čia. Tai va, set on action jūs validuojat date pickerį, tarkim. Čia, kai inicializuojame, mes inicializuojam šitą įvykį. Ir taip toliau, kaip sakant, turime kiekvieną komponentą, kad ir čia, pavyzdžiui, turime dar kokį paskutinį, gal pažiūrėsim. Tada turim paskutinį komponentą. Šiuo atveju white turime, kas čia yra, color picker. Tai kiekvienas iš tų komponentų iš tikrųjų yra widgetas. Dažniausiai dabar įprasta webe ir kažkur vadinti widgetas. Tai kažkoks atskiras komponentas, kuris iš tikrųjų beveik turi tą patį funkcionalumą, ką ir visi kiti. Tai paspaudus, patraukus,
nežinau, kas dar ten gali būti, užvedus pelę, touch į šoną paslinkus ir panašiai. Tai čia vat yra visi įvykiai aprašyti. Tai jo, tai aišku rekomenduojama vietoj tų manual įvykio aprašymų, kaip mes čia darėme, bet tai nėra uždrausta set on action, nes kartais to reikia realizuoti tos įvykius, bet galima ir taip naudoti. Observable listas iš tikrųjų dažnai bus naudojamas ypatingai dirbant su Java fixu. Tai čia buvo su PyChart. Taipogi galima ir kitokį observable list, bet kokį tipą čia paduoti. Nes tai yra generics. Dabar color pickeris. Color picker, nežinau, ar čia yra kažkokių. Tai dabar mes tik žiūrim bendrą funkcionalumą, po to aš bandysiu gal kažkokį pavyzdį sugalvoti, nuo pradžių iki galo padaryti kažkokį funkcionalumą. Date picker, color. Nėra čia color pickerio dabar. Gerai, color picker. Java FX. Color picker, set value, text set fill. Nu, gerai, čia gal surasim kažkokį color pickerį, kad galėtum kažką užpildyti. Tai color pickeris, aišku, jau jisai pasako, kad jisai spalvina kažką. Leidžia pasirinkti spalvą ir pasirinkus spalvą mes galim kažkur uždėti spalvą. Va. Tai date pickeris iš tikrųjų neturi, ar color pickeris šiuo atveju neturi mūsų action. Tai čia yra tų įvykių daug daugiau. Mes galime tiesiog paprastą action metodą panaudoti. Arba programiškai prašyti, arba čia sukurti. Tai jūsų teisė rinktis. Parinkti spalvą. Tai va, parinkti spalvą. Ir mes tą parinkti spalvą nukopijuojam, įdedam į controller klasę. Čia iš tikrųjų skirtumo nėra, kur jūs įdėsit. Jeigu jūs norite kažkokios tvarkos pagal save padarot, pasirinkti spalvą. Tai pasirinkus spalvą aš turėčiau kažką padaryti. Tai pasirinkus spalvą norėčiau, kad uždėti spalvą kažkur. Tai dabar reikia sugalvoti, kam tą spalvą čia uždėsim. Lengviausia turbūt spalvos uždėjimas yra naudojant, mes jau naudojam, pavyzdžiui, button set style. Pažiūrim, ar leis mum tą padaryti. String value. Ok, bandom. Color picker, taškas, get value, to string. Negarantuoja, ar taip suveiks. Color picker gauna reikšmę ir to string, kaip stringą. Ką jis grąžina? Value property. Nu, kažką grąžins, kažkokią reikšmę. Neaišku. Bandom paleist programą. Dabar reikėtų išsiaiškinti visų pirma, ką mes gaunam. Tai tiesiog lengviausias būdas turbūt į konsolę išvesti. System out print line ir color picker get value taškas toString.
Rodys, ką gaunam, ar čia nieks nevyksta. Gali būti problema dabar, kad mes neišsaugojom savo failą. Kai mes padarom pakeitimus sąsajai, tai čia irgi didelė problema. Kad jūs, kai pakeičiat kažkokį pokytį, jūs privalot išsaugoti failą. Jeigu neišsaugot, jūs teoriškai neatnaujinat XML ir tada XML atnaujinimo nemato. Dėl šios priežasties gali ir neveikti mūsų programos funkcionalumas. Jisai gauna 0x, fb ir taip toliau. Jisai gauna hex formatų. Tai tada reikėtų pagalvoti, kaip uždėti stilių. Button set color gal. Set style. Ok, žiūrim toliau. Tada žiūrime, ar color pickeris SVG set fill. Text set fill. Pažiūrim, ar set fill funkcija iš vis egzistuoja. Set text fill. Pažiūrim, ką čia nuspalvins ar nuspalvins. Tekstą spalvina. Tai matom, pasirenkam įvykį, iš tikrųjų keičiam ar ne teksto spalvą. Tai teoriškai galima ir mygtuko backgroundą nuspalvinti. Dabar reikia pagalvoti, kaip tas background atrodys. Button set background. Color picker, get value. Tai background tai paprastai jisai nesuveikia. Get darker bright. Set background value. New background. Paint. Čia vėl toliau eina. Radi. Čia reikėtų pažiūrėti, čia dėl to užspalvinimo. Background, tuoj surasim. Color web. Color blue, color web. Scene set fill. Color. Set fill. Dabar reikėtų surasti tą mygtuką.
Labai čia rodys, kas JavaFX set button background. Background color. Set style. Reikėtų dabar surasti funkciją, kuri tai padaro. Mygtukas uždeda spalvą. Turėtų būti kažkas panašaus su šituo užrašu. Background fill reikia žiūrėti. JavaFX background fill. Background fill. Corner radi insets. Kaip išgauti tuos du dalykus, radi ir insets. Corner radi. New insets. Top right. Okay. Čia tiesiog papildomi nustatymai būtų, kaip ten užpildoma. Aišku, čia toks būdas nelabai gal gražiai atrodantis, bet čia toks išsprendimo, kaip galima užpildyti backgroundą. Tai va, tai mes užpildom iš tikrųjų visą backgroundą ir tekstą. Color picker get value, įdomu, daugint neleidžia, plus color white. Pažiūrim. Oi, ne čia. Tai va, tai dabar turim baltą spalvą uždėtą, o čia keičiam mygtuko background spalvą. Čia paliekam white text fill, o background keičiam programiškai, naudojant color pickerį. Tai teoriškai su kiekvienu elementu, čia paprastas mygtukas ar ne padarytas, galima surasti informaciją, kaip tą padaryti. Jeigu turit konkrečią viziją, tai jeigu reikės listą turėti, list view, ir rašot ir žiūrit. Sąrašas, čia turim sąrašą ir vat galim ar ne tą sąrašą užpildyti itemais. Tai va, reikia įvykių, pridėti naujų dalykų, pridedam. Tai turim, pavyzdžiui, kitą ar ne observable sąrašą, čia pabaigai observable list, kuris sudarytas iš string itemų, galima turėti daugiau tų skirtingo observable sąrašo, bet mes tiesiog turim sąrašą sudarytą iš string elementų. Observable reikalingas tam, kad realiu laiku galėtumėt atnaujinti, ar ne? Tai būtų sąrašas mūsų kažkoks. Tai mes tą sąrašą norime užpildyti naudojant list view. Tai list view turbūt čia nėra įdėta dabar,
mes turime čia sukurtą list view, jo ID bus list view, taip ir pavadinsim. Ir tada išsaugom su Ctrl S ir tada pažiūrim skeleton sample, list view, matom, yra klaustukas. Klaustukas, nes mes nežinom, koks tipas čia bus tame sąraše. Tai kai jūs nukopijuoja čia, dėl klaustuko galit nepergyvent, jūs turit nurodyti, kokio tipo bus duomenys. Tai sąraše, jeigu bus string duomenys, tai naudosit string, jeigu bus ten prekė, tai rašysit prekę. Kokio tipo elementus talpinat objektus, tokio įrašom tipą. String, pavyzdžiui, list view. Tai į list view galima įdėti elementus. Tai čia būtent apie tai ir kalbėjo, kur buvo Java list view. Standartinis, viršuje, kur list set items. Funkcija prideda itemus į jūsų grafinės sąsajos elementą. Tai dabar mes į sąrašą galime įdėti į initialize metodą, kuris automatiškai iškraus duomenys prieš atvaizduojant sąsają. List view, set items ir paduodam tą observable sąrašą, kuris yra sąrašas. Paleidžiam programą. Gaunam klaidą. Kas čia null pointeris? Gerai, bandom iš naujo leisti. Exception start method. Reikėtų žiūrėti main šičia. Ir nėra klaidų. Ctrl F list view. List view neturi ID, turbūt. List view. Bandom išsaugoti. Save. Iš naujo. Tai va, jeigu gaunat klaidą ir nerašo, kokia iš tikrųjų gali būti problema, nes netnaujino ID. Arba šiaip kažkokio lauko, kuris yra grafiniai sąsajai. Tai visą laiką reikėtų įstikinti išsaugot kelis kartus. Problema turbūt tokia buvo, kadangi programa buvo paleista ir kai programa yra paleista, jūsų failas yra rezervuotas ir jisai automatiškai negali išsaugoti. Kol šitas failas buvo naudojamas, aš negalėjau jo redaguoti. Tai va, reikia programą prieš tai uždaryti, o po to tik paleisti, kai jau atnaujinu. Tai va, gaunu sąrašą. Tada galima sąrašo įvykius aprašyti paspaudus, kad kažkas įvyktų ir panašiai. Kaip papildyti, tai lygiai taip pat. Einat į mainą ir on kliką, pavyzdžiui, uždaryti įvykį padarau, kad pridėtų elementą kažkokį sąrašą. Uždaryti tai buvo mūsų įvykis esantis čia. File juostoje, meniu juostoje, kur yra file, uždaryti buvo atskiras mygtukas. Šitas va, menu item close. Tai čia tiesiog galiu sąrašas, add ir pridedu tą stringą. Random. Plus new random. Next int, pavyzdžiui. Ir tada tiesiog paleidus šitą programą, aš turėčiau automatiškai pridėti naują random tekstą. Close. Uždarėme, pridėjau random. Šiuo atveju gaunam skaičių, kažkokį next int. Close, random.
Nu, čia aišku reikėtų intervalą nurodyti kažkokį realų, kad skaičius būtų realesnis. Pavyzdžiui, 222 ir tada, kai pasirenka close, pridedu iki 222 random skaičių. Random. Tai va, tai tiesiog tuos elementus gali taip kontroliuoti. Tai norėtas, kad jūs pradžiai turėtumėt savo užduoties tą sąsają sudėtą, kaip jinai atrodys. Ir kai turėsit realią užduotį, tada, jeigu kils klausimų, galėsim diskutuoti plačiau. Tai šiandien turbūt viskas.